Taigi, sveiki mielieji, su jumis aš Artūras ir Trading Inkubatorius. Pabandysim, kaip ir kiekvieną savaitgalį, apžvelgti iš tikrųjų kai kurias valiutų poras, pažiūrėti iš tikrųjų, kas tenais vyksta jose ir galbūt kažką gero išgalvosim. Oras gražus, šiaip šiandien, čia įrašinėjau šeštadienio rytą, atvažiavęs į darbą, tai oras labai gražus iš tikrųjų. Važiuosim į Užupį, tenais Žalia upė, berods šiandien bus 2 valandą, tai taip sudalyvausim airiškam Patrikė. Svaras ir Japonijos jena, savaitinis grafikas. Jau užsidarius šitai žvakė, aš minėjau turbūt ir savo video, kad pardavimai visiškai negalimi, bent jau trumpuoju laikotarpiu, tol kol kaina yra virš 1.600, į šitoj poroj pardavinėti tiesiog kvaila būtų. Tai jeigu būtų savaitėje užsidarius kažkur čia apačioj, o jei būtų labai gražu buvę, iš tikrųjų su pardavimais būtumėm toliau važiavę į apačią, bet kadangi to nepadarėm, tai ir toliau laikau šitos pačios pusės, kad vis tik tais galimi pirkimai šitoj poroj, ir pas mane tai čia šiaip yra tų pirkimų, buvo ir čia ne vienas jisai buvo, čia man biškį buvo paėmę ir atidarė pendingus priešingų pozicijų, tai čia turėjau visko tą savaitę su juo, šią savaitę praėjusią. Kol kas laikau ir toliau long pozicijas, žiūrėsim kas bus. Australas ir USD planas mano pasiteisino ir labai aiškiai po šito žvakės viskas tuo ir pasakyta buvo. Dar mes su kolegom čia kalbėjom apie Australą USD prieš berods 2 savaitės ir sakiau, kad reikėtų luktelti būtent tokios situacijos. Tai ta situacija išsipaišė ir labai sėkmingai. Tai čia buvau papirkęs turbūt 2 kartus kažkur tai buvau papirkęs ir paskui šičia kažkur berods susidarinėjau aš. Nes tokių turėjau sandorių, kur ir laiko nelabai turėjau ir buvo dienų, kada pražiūrėjau, porą dienų tiesiog pražiūrėjau, nes neturėjau kada žiūrėti, ten pradirbau kitus darbus ir už tai ten pasakiau, kad labai jau neapsikraut tais treidais, visokiausiais skaičiais, dideliais treidų, tarkim, kiekiais. Tai išeidinėjau kažkur tai šitose vietose, bet kokiu atveju laikau šitos pačios nuomonės, yra kol kas tik tais pirkimai. Čia dabar tai reikėtų atkreipti dėmesį į šitos uždarimus savaitinius, tai yra, kad čia kažkas tai užsidarinėjo šitose vietose ir kažkas tai kažkiek galbūt gali suveikti šitoje vietoje, bet čia irgi tokie kol kas tik tais trumpalaikis, galbūt tas atšaukimas bus tendencija iš tikrųjų aiški. Ir ačiū Dievui, jinai pasiteisina ir galbūt kaip ir dar kalbėjau prieš kelis mėnesius, aš vis tik tai esu tiek šitoj poroj, tiek New Zealand USD esu pasiruošęs stipriai pirkti. Tik tais šitos vietos mane truputėlį apgavo, bet aš nuomonėje savo nepakeičiau visiškai, 7.00 pas mane buvo pagrindinis dalykas, jisai pasiteisino, aišku, mėnesiniam grafike tenais kiti dar dalykai yra. Tai ir toliau, bet kokiu atveju išlieka man ta pati tendencija, savo nuomonės nekeičiu. Euras ir Australijos doleris po šitų 2 savaičių jau kolegom irgi sakiau, kad pirkti tikrai yra tai neįmanoma, reikia tik pardavinėti, bet aš asmeniškai šitoj poroj kaip ir nedirbau, aš dirbau Euras ir Kanados doleris poroj. Tai čia kol kas aš čia irgi, bet kokiu atveju šitoj poroj esu tik tais už pardavimus, nieko daugiau. Čia yra pakibus, tai dabar kaina stipriai, tie ūsai tokie man nelabai patinka šitie ūsai. Savaitį matot, kažkokia tai tikrai juokinga palyginti. Tai čia gal labiau iš tikrųjų būtų laukimo stadija šiuo metu. USD ir Kanados doleris. Aš nėra čia ką komentuoti, iš tikrųjų fantastika prasidėjo pas mane nuo čia ir toliau aš visur, kur tai galiu, visur aš jį gaudau. Aišku, pas mane buvo labai aiškus sustojimas šičia, labai aiškus sustojimas dabar tai buvo šičia. Čia visur prekiavau, šičia dar spėjau suprekiauti iki šitos vietos, tai tiesiog čia kažkur aš pasigavau ir suprekiavau iki šitos vietos ir toliau lieku su pardavimai šitos poros.
savaitiniam grafike labai gražu. Jeigu užsidaro toks pat lygiai mėnesis, kaip yra dabarties, arba dar geriau, tai yra dar žemiau, iš tikrųjų atsiveria galimybės trauktis kainą iki čia. Tada čia ieškot, kas čia vyks, tada traukti tą kainą iki čia. Šitoj poroje esu visiškuose pardavimuose ir daugiau nieko kito čia nematau. USD, GBP ir USD tokia mano nemėgstama pora, bet kaip ir savo kartais klasiai sakau, hebrai, ne nuo manęs priklauso, ar aš tą porą mėgstu, ar aš tą porą nemėgstu. Jeigu man pora kalba, aiškia kalba, kad 1,4 yra riba, nesvarbu, ar tai yra trumpalaikė, ar tai yra ilgalaikė riba, lygiai tas pats kaip 1,6 yra su GBP ir Japonijos jena. Jeigu marketas man diktuoja sąlygas, tai aš klausau marketo, o ne savo kvailų įsitikinimų. Taigi šiandien dienai pasakysiu, kad su šita pora, manau, prasidėjęs gali būti toksai važiavimas į viršų. Nežinau, kiek tai vyks ilgai, arba kiek tai apskritai vyks. Kol kas tai yra viskas sustoja labai aiškiai. Šičia, jeigu atsiversit valandinį grafiką, šitoj vietoj buvo tobula vieta įeidinėti ir aš čia įeidinėjau, aš išeidinėjau šičia, bet dar prieš tai dariau vieną sandorį šičia. Tai aš jau vieną sandorį esu sudaręs, šitas sandoris yra likęs, jis yra, matot, užgedžintas. Ir kodėl? Todėl, kad čia pas mus yra 1,4500. 1,4500 vat šitoj vietoje yra, ir tol, kol neparodys pirkėjai, kad jie vis tik tais nori aukštesnės kainos negu 1,4500, neketinu čia įeidinėti jokius longus. Jau vėl marketas paišo marketas tokią situaciją, kuri galima ir tokia realiai. Tai vat nežinau, kaip pasidarys pirmadienis, nežinau, kaip ten viskas sureaguos. Bet tikrai labai aiškiai stebėsiu ir bandysiu žiūrėti, ką man marketas padiktuos. USD ir Japonijos jena, vėlgi čia aš su jie kartais labai nenoriu jos, o kartais vat pasirodo, kad aš jos vis tik tais noriu, nes man marketas vėl diktuoja tokias sąlygas, kad man pinigėliai stovi ant stalo. 12.00. Pirmą kartą užsidarym po juo, tai yra per 1, 2, 3, 4, 5 paskutinės savaitės, tai yra žemiausia kaina, ir ta žemiausia kaina iš tikrųjų paskutinį kartą buvo visai netaip jau ir, atprašau, jinai buvo 2014 metų rugsėjį. Šičia tokiais bandymais bandau papildomų pinigų pasimti, ir paskui, jeigu tik matysiu, kad užsidarinėja kainos žemiau šitos vietos, tada bandysim iš tikrųjų jau įeidinėti ir bandyti iš tikrųjų su šita pora dirbti. Galbūt jinai norėtų patraukti ir iki šituo pačių kažkur, tai galbūt. Tai čia vis tik tais būtų kiekis ką pasirinkti. Aišku, netmetu galimybės, kad tokia pora laisvai dabar gali iš tikrųjų kapotis čia kanale tokiam. Tai irgi visiškai įmanoma. Bendrai šita pora iš tikrųjų yra pakankamai blogoje situacijoje, ir su jie prekiaut, sakyčiau, bent jau aš sakyčiau, kad yra gan pavojinga, nes jinai yra nesuprantamose vietose. Kai kur galima pasakyti, kad net prieštarauja tarkim mano taisyklėm, jinai kažkur tai kabanti yra, kaip aš sakau, kabanti kaina. Bet vėlgi ilgesniuose perioduose, jeigu kažką tai price action man išpaišo, tai tada aš iš tikrųjų ambicijas ir savo įsitikinimus numetu ir einu pagal marketą. Australas ir Naujoji Zelandija, čia pas mane hebra buvo prisipirkę jo kaip reikia, aš pats buvau prisipirkęs jo, bet čia buvo paskui nuimta kai kuriuose vietose. Tie, kas turi, jau minėjau ir praeitą kartą, iš tikrųjų čia tikrai nemažai yra uždarimų, ir visi šitie spiglynai iš tikrųjų yra tikrai pakankamai, manau, svarbus. Aišku, kas čia formuojasi, labai puikiai matyti, bet yra didelė klaida, kada žmonės pradeda galvoti, jog tai yra galva ir pečiai. Kol kas čia nėra nei galvos, nei pečių. Galva ir pečiai formuoti pirmiausia turi išsiformuoti iki galo. Tai užbėgant įvykiams už akių, kartais gali nutikti taip, kad šita pora patrauks į čia, padarys antrą tokią apačią ir trauks paskui čia, ir gali ir siaurėti, ir gali būti iš tikrųjų realiai labai daug visko.
nors čia yra savaitinis grafikas, bet tai yra realu, tai yra tikėtina. Vat už tai kol kas reikėtų, manau, sėdėti ir laukti ir galbūt išlaukti to varianto, kada vėlgi pasakysim drąsiai ir aiškiai, vat, pataikiau metų porą ir pirmi take profitai galbūt va čia kažkur tai, ne, galbūt kažkur tai čia, galbūt kažkur tai čia. Minimaliai manau, kad tai čia kažkur tai turėtų būti, jeigu neprasimuš. Jeigu ne, sėdėsim ir lauksim. Euras ir Britanijos svaras. Kad ir kaip čia bebūtų, vis tiek čia nutik už pirkimus, pirkimai ir dar kartą pirkimai. Aišku, svarbu, kaip šitas mėnesis reaguos. Jau matau, kad visi šitie uždarimai yra pakankamai yra svarbus. Tai yra jie apatiniai ir kaip tik va šitie apatiniai iš tikrųjų, manau, kad svarbesni yra negu šitie viršutiniai, kažkokie tai, vat, kurie kažkas tai įsivaizduoja galbūt. Kol kas tik tais pirkimai šitai porai, bet dabar jau čia reikia būti atsargiem, ieškoti kažkokių tai ėjimų. Vat vėl negražiai suformavo, čia kažkas susiformavo, dabar jau negražiai formuoja šičia, tai atsitraukimas tikrai visiškai galimas, manau. Labai norėčiau, kad va šitokia situacija būtų, žiauriai laukiu. Nu, jeigu tokia būtų, tai iš tikrųjų čia prisipirkčiau ir tada jau su ypatingai mažom rizikom būtų labai, manau, gerai. New Zealand ir Naujoji Zelandija ir USD. Dar anksti sakyti, aišku, bet šitoj vietoje vis tiek aš esu visiškai tik už pirkimus, esu tik pirkimuose ir dar kartą pirkimuose. Viskas, kas rodo kažką, tai rodo marketas, tai rodo tik pirkimus. Aišku, čia ateisim iki 7.00. Aš nebejoju, mėlieji, kad tai bus magnetas. Tokiose vietose kartais naudoju kur kas didesnius slotus negu paprastai. Dėl to, kad anksčiau ir vėliau tie magnetai prisitraukia. Iš tikrųjų, tie magnetai prisitraukia ir tai yra irgi pakankamai gera galimybė, pakankamai geras šansas užsidirbti papildomų pinigėlių. O tokiose vietose 200 punktų iš tikrųjų tikėtina visai, kad jie bus tikrai išpirkti. Ar tai bus, ar nebus, neaišku. Aišku, čia movingai kažkur tai yra dar kažkas. Galbūt tai ne pats geriausias variantas pritaikyti tą magnetui, bet iš esmės tokias vietas visą laiką išnaudoju. Šitai porai tikrai pardavimai baigėsi šičia kažkur. Šičia tikrai akumuliavosi tokia kaina, kad eina savo. Dabar čia vėlgi nepatikrinę šičia aukštesnių, vargu ar jisai važiuos tolyn į apačią, jis kad ir kiek čia nuvažiuos, greičiausiai vis tiek tikrins aukštesnes ir galbūt net šitas tikrins. Tai aš čia esu tik už pirkimus. Mažesniuose grafikuose, manau, tikrai įmanoma rasti kažko tai užsipirkimui. Svaras ir Australas, pagaliau jisai čia atšoko. Turėjau aš tą svarą Australą iš tikrųjų savaitės pradžioj. Tai yra aš jį turėjau va šį čia kažkur tai. Ir va šito vietoje, šita vieta, va šita žemiausia vieta jo buvo, meluoju turbūt, svaras Australas. Čia yra ketvirtadienis, o kada buvo, tai buvo praeita savaitė, kai aš tenai su tuo kariavau. Tai čia buvo kitaip iš tikrųjų, šitos aš poros neturėjau šią savaitę. Aš jos neturėjau. Jo, pas mane jos nebuvo. Pas mane buvo kitų variantų. Svaras Kanada ir svaras Australas, bet kokiu atveju sąlygas diktuoja marketas ir atkreipkite tai dėmesį. Savaitiniam grafike nieko naujo. Kol kas tas nieko čia nereiškia. Tos prieš tai buvusios viršūnės galbūt ir sustabdys kažkiek tai šitą porą. 1.900, manau, yra pagrindinis variantas. Jeigu uždėsim šičia, pažiūrėsim, kad jis yra 1.900. Va, prašau. 2 ir 1.900. Tai... šitoj vietoje galim truputėlį pasikapot.
ir tada vat tokiu pačiu principu, kaip ir čia, išeit lauk iš tikrųjų iš jo. Tai kol kas būtų gerai iš tikrųjų stebėti šitą porą, aš tikrai šitą pusę neprekiauju niekada, nebent ten labai turiu jau mažą, ypatingai mažą riziką, pataikau ant tiek, kad ten būna žiauriai maža rizika. Ir ten irgi ten remiuosi labai, ten daug tų savo kriterijų visokiausių. Tai variantas toksai įmanomas, aš vadinu dažniausiai tą veidrodis ir tą veidrodį esu ir labai daugam rodęs ir tikrai nekartą jisai pasiteisina, dažniausiai jis pasiteisina aišku tada, kada susiformuoja tam tikros formuotės, tai yra kainų modeliai kažkokie tai susiformuoja, bet ir tokoj tikrai vietoje jisai gali visiškai tvarkingai suveikti. Tai va, šį kartą tiek ir žiūrėsim, kas iš tikrųjų iš to išeis. Manau, kad tikrai prekiauti yra ką. Nes dabar kai kurios poros yra ant tikrai labai gražių kainos lygių, tai reikėtų tik tai stebėti iš tikrųjų, kaip reaguoja žmonės į juos. Ir jeigu tik tais reaguoja vieną pusę, mes einam į tą pačią pusę, jeigu tik į kitą pusę, mes einam irgi į kitą pusę. Palinkėsiu geros prekybos, geros savaitės. Ir čia berods pas mus tai yra gal, ne paskutinė savaitė. Dar laiko šiek tiek turim, paskiau sekančią savaitę bus turbūt greičiausiai poilsis. Va, tai šiam kartui tiek, gero savaitgalio ir geros savaitės prekybos. Iki.